Čia labas rytas. Mūsų žurnalistai susipažino su virtuvės šefu iš Kalifornijos, kuris kartu su Jungtinių valstijų ambasadore Lietuvoje gamino ispaniškus šaltibarščius – pomidorų gazpačą. Labadiena, aš Kelis McDonaldas. Šiandien esu ypatingoje vietoje Lietuvoje. Atvykau iš Kalifornijos, Napos slėnio. Esu Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės rezidencijoje Lietuvoje. Kartu su ambasadorė ir jos vyrėja Stase šiandien visi kartu gaminsime, tiesiog pasidžiaugsime Kalifornijos virtuvės tradicijomis. Dvispalviam gazpačio reikės geltonųjų ir raudonųjų pomidorų, nuluptų agurkų, kubeliais pjaustytų raudonųjų svogūnų ir česnakų, šviežių krevečių, aliejaus, sviesto, česnakinių svogūnų laiškų, druskos ir pipirų. Pomidorus ambasadorės asmeninė virėja Stasė supjausto į dvi dalis ir deda į smulkintuvą. Virėjas Kelis ant pomidorų uždeda ledukų, tam, kad juos trinant išsiskirtų kuo daugiau natūralių sulčių. Jau sutrynėme pomidorus, bet jų prieš tai nenulupome dėl tam tikros priežasties. Odelės yra pomidoro skonis. Dar įdėsime susmulkintų raudonųjų svogūnų, česnakų, įpilsime aliejaus. Ambasadorė Ana supjausto 2 nuluptus agurkus griežinėliais. Jie taip pat keliaus į smulkintuvą. Viena sriubos dalis pertrinama per sietelį. Lygiai taip pat sutrinami ir raudonieji pomidorai. Gaunama raudonoji sriubos dalis. Tiek viena, tiek kita sriubos dalis gardinamos druska, česnakais ir raudonaisiais svogūnais bei laiškiniais česnakais. Jei sriuba pastovės, ji bus daug skanesnė. Druska atliks stebuklingą darbą, o dabar paruošime krevetes. Ištirpinsime ir pakaitinsime iki rudumo sviestą, kuris tikrai puikios spalvos, kokybiškas. Tada įpilsime aliejaus ir jis susimaišys su sviestu. Krevetės sudedamos į keptuvę, vos kelias minutės apkepinamos iš abiejų pusių. Virtuvės meistras Kelis juokavo, kad jis mėgsta, kai gaminamas maistas jį žiūri, todėl krevetes kepa nenuluptas. Sriuba pilama dalimis, pirmiau raudonųjų pomidorų, po to į vidurį pilama geltonųjų pomidorų sriuba. Ponas Kelis papuošia saulę ir ant lėkštės kraštelių uždeda porą krevečių. Skanaus. 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 Great. Šefą Kelį McDonaldą į Lietuvą delegavo Jungtinių valstijų departamentas. Jo kelionės tikslas pristatyti tradicinę savo krašto virtuvę. Amerikos kultūros ruduo 2011 Vilniuje tapo puikia proga tai padaryti. Kol sriuba tiekama ant stalo, profesionalaus virtuvės šefo ir someljė teiraujamės, be ko neapsieina nei vienas Kalifornijos virtuvės patiekalas. Mūsų virtuvėje gausu šviežių produktų, lengvučių padažų. Mano gaminami patiekalai būtent tokie. Laikausi prancūzų, Provanso regiono gamybos tradicijų tik tada, kai vėsta oras. Bet dažniausiai gaminu nuotaikingą spalvingą maistą, skirtingų skonių, daugiasluoksnį. Kai ragaujama tokio kelių sluoksnių patiekalo, galima geriausiai pajusti skonių įvairovę. As you saw today, we have layers of food. Kitą savaitę jums pasiūlysime dar vieną Kalifornijos virtuvės patiekalą, kurį šefas Kelis vadina savo firminiu.